Tai yra iš tikrųjų unikalus atvejis. Mes dar šiemet turbūt arba savo istoriją dar neturėjom, kad klubui dedikuotume arba vienai sporto šakai dedikuotume tokio lygio senelę savo vienoje iš parduotuvėje. Manau, labai geras jausmas ir komandai, ir fanams, ir mums Naikui, ir Sportlandui, tai kad tokia pirmoji zona atsirado. Ir įsigyti fanų atributikos yra dabar labai paprasta, tiesiog ateini ir gali išsirinkti, kas tau tinka. Tai džiaugiamės, kad judame į priekį ir kad galim fanams pasiūlyti tokią galimybę. Futbolas, kai yra pasaulio numeris 1, ir tradicijos pačioje Lietuvoje yra labai gilios ir senos, dar nuo, sakysim, pirmosios Lietuvos laikų, tai mes to negalėjom palikti be dėmesio, nepriklausomai nuo to, kokia vyrauja opinija apie futbolą mūsų šalyje. Futbolas vis tiek buvo, bus ir jis egzistuoja. Ir šiandieną Žalgiris, kuris turbūt yra pats geriausias istoriškai Lietuvos futbolo klubas, ne tai, kad nusipelnė to, bet jis įpareigoja mus kaip sporto rinkos lyderį, mus kaip tos visuomenės dalį, kurie aktyviai remiam sportą, būt kartu su Žalgiriu. Tai buvo vienas iš strateginių tikslų, mums išsikeltų 2010 metais ir kaip minėjau, manau, kad sirgaliai 2009 metais atkūrė ir gelbėdami šitą klubą turėjo irgi tokią svajonę, kaip ir mums prisijungus 20-ais. Šiandien mes ją turime realybėje. Kaip ir gerbiamas Sportlando direktorius sakė ir Naiko direktorė, kad ko gero jau atitinkam aukščiausius standartus, kokius mes kėlėm savo, jau jie tampa realūs ir tas bendradarbiavimas parodo, kad einam teisingu keliu.